Tam, kad metų pradžios neapkartintų netikėtai įlūžęs ledas, užpustytos duobės ir kiti žiemiški pavojai, kurių metu keturkojai patiria įvairių traumų, tokių kaip raumenų ir sąnarių patempimai, kaulų lūžiai, išnirimai ir kitos sveikatos problemos. Šiandien apie dažniausiai pasitaikančias traumas ir jų gydymą papasakos Dr. Vet Žalgirio klinikos veterinarijos gydytoja Aistė Balcieriūtė-Lapinskienė. Žiemos laikotarpiu, kad ir kaip visiems būtų smagu džiaugtis sniegu, tačiau dažnai pasitaiko gyvūnų traumos. Dažnai pasitaiko nago lūžiai, nes gyvūnai vaikšto sniegu ir tiesiog nagai greitai nepastebimai užauga ilgi ir gyvūnai pasižeidžia nagus. Taip pat pasitaiko dažnai įvairūs pėdučių pažeidimai, sniege nesimato stiklo dūženų ir gyvūnai žaisdami, išdykaudami su šeimininkais sniege dažnai persipjauna pėdutės. Neapsieinama ir be raumenų ir raiščių patempimo esant ledui. Dažnai traumos įvyksta šeimininkui paslydus ir užkritus ant gyvūno. Taip pat dažnos kaklo ir nugaros traumos, ypač gyvūnam, kurie turi ilgą korpusą ir trumpas kojas. Dėl slidaus paviršiaus gyvūnai dažnai pasižeidžia galinės kojos kryžminius raiščius ir neišvengia operacijos. Esu gydytoja traumatologė ir įvykus nelaimiai kviečiu nedelsiant apsilankyti Dr. Vet Žalgirio klinikoje.